Dar keletas diktorių tebedirbančių yra, tai viena iš tokių žinomiausių galbūt Bernadeta Lukošiūtė buvo radijo studijoje, naktį kartu su Algimantu Saduku, jie dirbo tiesioginėme eteryje, tiesiog kalbėjo tai, ką jautė, tai, ką matė, tai, ką išgyveno, nes iš tikrųjų tą naktį čia buvo labai baisu, čia vyko tikras karas, čia buvo šaudoma ir prie mūsų pastato, taip pat prie radijo pastato durų žuvo žmogus, nes pirmiausia, kai įsiveržė į mūsų pastatus, tai jie ir užėmė pirmiausia, buvo nutraukta radijo transliacija, o jie ir taip pat tą naktį ten dirbantys radijo aukštą, taip pat pamatysite, iš kur yra transliuojama radijo programa, nes nežinau, ar tai kitokia muzika, tikrai daug tos muzikos, bet negalėsite taip palyginti. O žinių radijas skaitmenina, aprašo. Tarp kitko, anksčiau mūsų radijo vienintelė studija ir programa 4 metus buvo matoma tik Lietuvoje. Na ir pirmąjį vakarą, tai buvo tik 30 minutų televizoriai, tai aišku, labai nedaug žmonių galėjo pamatyti, šiek tiek vėlesnės kartos. Visa programa taip pat Baranauskis. Na, Juozui Baranauskui. Sportiniam keliam. Bet ne, čia kostiuminės kelnės, nes matau, tais laikais tai nebūdavo nei tų džinsų. Ją pristatoma Gražina Bigelytė, kurią jinai pabaigti kitam žmogui visą ir išleisti. Nes jau čia vėliau įrašydavo sumontavę, bet tą dieną filmuoja ir vaizdavimas ir užtrunka. Tai nelabai ir pamatysime tokių filmavimo kameros. Pakeisti planą, tai vat objektyvą tekdavo persukti štai su šitą filmuoti šartį arba iš to objektyvą ir pakeisdavo planą. Filmas nėra, kaip sakant, vieną dieną perėmė, bet vedu ekskursiją. Klausau, štai kas vaikai. Tuo metu sėdėjo Australija, nes tai yra vienas iš pirmųjų vaizdo režisierių. Jų nebuvo Lietuvoje, tai jos arba ten važiuodavo į Sovietų Sąjungą mokytis, arba ir šio kabo mikrofonas, mes jo nematom, nes, reiškia, jis užrašus bent jau tais laikais rašydavo Gedimino. Kai, pavyzdžiui, mes tais laikais dažniausiai buvo rodomi netgi tie patys filmai. Pavyzdžiui, mokinių atostogos. Rodom Kapitoną Tenkešą arba 4 tankistai ir šuo. Ir rodomos žinios. Tai ne visada tu turėdavai tą filmuotą medžiagą. Tai būdavo taip, kad netgi tekdavo karpyti, ten, sakykime, paveiksliukus iš žurnalų arba nuotraukas, sudėdavo irgi taip pat ant stalų. Yra modernus, naujas pultas, skaitmeninis, programuojamas. Na, o šis pultas yra labai nukentėjęs 91 metais. Tai kai buvo transliuojamos žinios, tai jisai stovėjo irgi toje aparatinėje, jau pakeisti, nauji, taip kad jau jį priėmėme į muziejų. Tai va, tai galėsim jau dabar eiti ir į toliau, pakeliauti po studijas, pasižiūrėti, kasgi šiandien ten yra filmuojama. Čia yra toks mūsų kol kas nedidelis muziejus, gal kada nors ir ko nors paklausti, sužinoti. Aparatūra tarybinė buvo? Na, apšviečia, nes televizijoje, kaip ir sakoma, atrodo viskas prabangiau, viskas gražiau. Nes, na, va čia, tai yra dekoracijos, ne, kriterija kokias karelius sudėsi, nes, na, tiesiog televizija, kodėl eina visi grimuoti žmonės. Nes būna žmonės, nes tiesiog veidas paprasčiausiai blizga. Ir tiesiog papudruojami labai lengvai. Kad ekrane daugybė lempų šviečia, karštas studijoj, nes dabar viskas gražu. Ateityje, aišku, galbūt numatoma net vėl